Tikonijos afrikiečiai. Sveiki atvykę į Diani Beach. Paplūdimiukas atrodo taip. Ir ką mes darysim? Mes plauksim pažvejot. Čia mano kolegos. Broliai. Jumbo. Tokia valtis. Čia vilkiavimo sisteminė padaryta mergina. Saliukas. Mano meškerytė. Šimano rytukė ir Šimano Ardaiva. Botas net nebežinau. O čia vietinės meškeras kaip atrodo. Suviniotas valas ant kažkokios plasmasės. Nėlio ir velkiauja jau. Taip su rankom viską traukia. Taip poledinė žuklė. Taip. Nu, ar ką. Vaizdai tokie, viskas gerai. Karibų! Ten plaukia kitas ekipanuose. Tarsi ruotė. Drožiai aplinkui. Assalamualaikum. Welcome. Vienai plaukiam į Nidą. Va tokia vaizdelė, draugelė. Ir vėl eilinė bučiukų tikrinimo ir žvejybos diena. Čia bangas lūžta kairiai pusėje ir dešiniai. Ten yra pavojinga praplaukinėti. Tai čia tokie kaip ir vartai susidaro, gali paplaukti savo būtent teritoriją. Tai mes turim puikią prieigą prie deep sea vadinamo, gilaus vandens, gilų vandenų. Ką, palinkėkit neišvyno ir varom į trasą. Artėjom prie pirmo tokios pladytės. Iš tolo matos. Ja pagrėbė ir tenais prie virvės pririštas yra tokia bučius. Tokia sistema. Taip, kad... Drožis aplinkui. Diena gera. Apvėliau gražus oras. Čia, kaip matot, esam netoli kranto, tai ir gilis 10 metrų. Taip, greitai įsitrauksis bučias. Čio! Hei! Ir vėl darbelis ant trapecijos. Ir, kaip sakyt, persėdam į kitą pusę. Savo masę pernešam dėl balansiuko. Ei! Džondžio! Čia yra kolegos visi 3 broliai. Ir jie yra Muntikų giminės. Mano pirmieji žvejai, su kuriais išplaukiau žvejot. Taip jau 3 metai eina, kaip kartu žvejom.
Įsivaizduokit. Kažkaip nieko nenori keisti. Jų anglų kalba šiek tiek prastoka, tai mano pradžia buvo su jais šnekėti vietinę kalbą. Tai va, taip sutariau žvejybą. Nu ir įdomu, kas čia bus tas bučios. Davai, pasmatrai. O, jau matas mūsų pirmasis bučiukas. Jis yra arčiausiai kranto 10 metrų gylį. Kas nameliai gyvena, tai pamatysim netrukus. Ogi namelė šį kartą gyvena niekas. Niekas, visiškai niekas. Gerai. Vadinas 1-0, mes pralaimim. Hakuna Matata! Bučius numeris 2 kyla į paviršių. Tuk, kas namelėje gyvena. Jūra visiškai rami šiandien. Malonu būti. Oras geras. Ir bučiuko dar nesimato. Mačiama. Šiam namelėje gyvena tik tais mačiama, o tai yra jūros žolės. Iš 2 0. Vilčių daug nėra, gal su meškerytę paeis. Ar dėl žuvies žvejys sėdi žvejoja? Gal daugiau dėl azarto ir dėl to, ką mato aplink. Pažiūrėkit, draugą, kiek gražu. Yra kaip yra, vieną kartą yra, kitą kartą nėra. Nieko nepadarys. Gerai. Ate bučiuk. Už 30 metrų grįžom. Bučiukus pareidiniai. 30 metrų gylis. Įsivaizduokit, kas gali ten gyventi. Ir va, pasirodo kontūrai. Kontūriukai ir kas nameliai gyvena. O namelėje gyvena žolės. Primeskit žolės. Baranka. Baranka konkreti šiandien eina. Na, ar bus 4 bučius laimingas? Kokie jūsų statymai? Koks koeficientas? Ar bus ten žuvies ar nebus? Pamatysim, 30 metrų. Virvės net žviegia traukiamas. Kontūriukai jau matas, o kyla į paviršių Titaniks. Ir nameliai gyvena, opa, unguriukai. Ei, kangadžia. Žiūrėkit, kiek kangadžias prilipo į vidų. Hei, kangadžios. Tai va, draugai, šios dienos žuvis bus kangadžia. Mes tik tokią turim. Kangadžia. Va taip krapšta iš bučiaus žuveliokus. Ir šios dienos žuvis yra ne kas kitas, o kangadžia. Ką tai reiškia, neįsivaizduoju.
Bet gerai šį kartą priderėję šitų. Nu, kaip ir sakiau, loterija. Gambling. Gambling. Visai kepams tokie. Visai ant petelinės ais. Kangadžės. Bongo ir kangadžė. Opa. Gražuoliai. Šo čia. Tiek žinių. Viskas neblogai. Iš vieną pačių, kartą pačių kokiem žuvėliau. Čia! Laukiam tikrinti 5. Low tide.